Sveiki, aš esu Donatas Brikas ir turiu tau klausimą. Ar tau teko kada nors pajusti tą būseną, kada tu toks ant sparnų, esi įkvėptas, gali atrodo, wow, pasaulį galiu nuversti ir kažką padaryti. Jeigu tai teko, tai tu supranti, kad tas jausmas yra pažįstamas ir man. Aš taip, būtent taip būdamas ant sparnų, tapau ekskliuzyviniu Anthony Robbins partneriu ir dabar jau antrus metus į Lietuvą iš Lietuvos mes su komanda vežame žmonės į Anthony Robbins seminarą. Lygiai taip pat prisipažinsiu, tai pirmas video, kuriame aš tai prisipažįstu. Mes ir pasirašėm milijonieriaus mąstymo kontraktą jį organizuoti Lietuvoje. Bet jei jau tau tai yra pažįstama, tu supranti ir tokį dalyką, kad ta būsena tokia wow ant sparnų, jinai nebūna visados, nes kada tu taip wow ant sparnų kažką pradedi daryti, susiduri su problemomis, susiduri su kliūtimis, ne viskas išeina taip, kaip tu norėtum ir tada tavo būsena iš wow keičiasi į tokią wow. Va, ir tada, nežinau, man sako žmonės ir man pačiam yra tai buvę, kad tada pradedi gailėtis, galvoju, kam aš tai padariau, kas mane traukia už liežuvio, kodėl aš tai pasielgiau, kodėl aš tada tai pasirašiau ir panašiai. Ir tai vyksta tik tais tol, kol tu vėl grįžti į būseną, kuri optimaliai tau leidžia siekti rezultatų. Taigi, žinodamas, kad ir aš pats susiduriu su tom problemom ir mokusiu jas spręsti, kad ir žinau, kad ir kitiems žmonėms tai būna, aš nutariau suorganizuoti seminarą Pajusk įkvėpimo galią, kuriame iš esmės tavo rezultatas bus toks, kad tu, kada gauni tą įkvėpimą, kada tu pats gali save įkvėpti, tu moki išlaikyti tą būseną. Nesvarbu, kokios būtų aplinkybės, kaip tau sektasi, tu tiesiog išmoksti valdyti būsenas. Nori verkti, verki, nori sakyti wow, darai wow ir eini ir sieki rezultatų. Taigi kviečiu jūs ateiti į šį seminarą, kuris bus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose ir taip pat jūs ten pamatysite patys pirmieji, galėsite pasiimti, įsigyti 20 metų lauktą Anthony Robbins knygą, kuri per sekančius metus pakeis milijonų žmonių gyvenimus. Tai yra tiesiog didžiuojasi laikydamas ją rankose Įvaldyk pinigų žaidimą. Iki susitikimo.